Esu Paulius Tamolė, aktorius ir režisierius. Dirbu Nacionaliniam dramos teatre. Aš esu kuriantis praktikas, kuris daugiausiai dirba su mokytojų klubu arba tyrinėjimo projektu. Jeigu dirbu su mokytojų klubu, tai naudoju teatrinius instrumentus, kurie padeda geriau pažinti save, savo emocijas, šalia esančius kolegas, atrasti bendrystę. Tyrinėjimo menas yra unikali programa tiem, kam rūpi Lietuvos švietimas. Ir jeigu tu negali pilnai dirbti švietimo sistemoje, tai bent jau besidarbuodamas tyrinėjimo mene, tu gali prisidėti prie pokyčių, kurie vyksta švietimo sistemoje, taip juos sustiprinti mokyklas. Ir užuot labai daug kalbėjus apie jas, kaip čia pas mus viskas yra blogai, kaip viskas yra negerai toje Lietuvoje su to mokyklom, tiesiog ateiti, dirbti ir pamatyti visą tai iš vidaus. Ką labiausiai supratau, kad kūrybiškumas vis dėlto stovi ant 5 kertinių akmenų. Tai yra vaizduotės, smalsumo, atkaklumo, nuoseklios praktikos ir bendradarbiavimo. Tai būtent remdamasis šitais dalykais aš ir kuriu savo kasdieninį veikloje, ar tai būčiau teatre, ar tai daryčiau kitus darbus, būtent prisimenu tai, reflektuoju tai ir tai be galo duoda didelę naudą. Na ir kitas svarbus aspektas, kuris kūrybinėse jungtyse yra nenuginčiamas, tai yra kūrėjų bendruomenė. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė dovana, nes niekada nesu turėjęs tiek bičiulių, bendraminčių savo rate, kaip dabar turiu kūrybinėse jungtyse. Ir čia toks keistas paradoksas, pavyzdžiui, kad prisimenant savo studijų metus, mes Muzikos ir teatro akademijoje tarsi ten aktoriai, režisieriai studijuoja, choreografai, šokėjai, o jau scenografai, kurie kartu turėtų dirbti vardan to kūrybiško rezultato, jau studijuoja Dailės akademijoje. Ir, pavyzdžiui, scenografo aš nei vieno iš savo laidos nepažįstu. Tai po vienu stogu tas turėtų būti daroma ir būtent kūrybinės jungtys yra tas stogas, kuris vienyje skirtingus menininkus. Ir ten jau įsirutulioja ir kažkokie kūrybiniai projektai, mūsų individualūs, kur mes išeinam, kūriam, save realizuojam. Tai yra fantastika. Ta prasme, tikrai tai yra didis penas man pačiam kaip Pauliui, kaip asmenybei. Linkiu mažiau keisti, o labiau keistis, nes iš tikrųjų ne tik tai duosite, bet ir gausite. Tai būkite pasiruošę priimti tas dovanas. Turbūt prieš einant, tai gerai pareflektuokite savyje, ką jūs savyje turite stipriausio. Ir ką labiausiai norėtumėte duoti mokyklai, iš kokios srities jūs ateinate, kokios disciplinos, ir kas ten tokio yra unikalaus, kuo norėtumėt pasidalinti. Tai va, kai tai žinosite, tada beliks sujungti tai su mokymosi, ugdymosi procesais ir žiūrėkit, gausis fantastiški, unikalūs dalykai, kur nesukurtų niekas kitas, tik tai jūs.